Nu ką, šiandien penktadienis, baigėsi savaitė. Vakar buvo geresnė diena, ketvirtadienis. Rūta. Taip. Tai ko šiandien namo dar? Nu, dar truputį ankstu. Gerai. Jo, vakar buvo visos patenkintos pacientės po operacijų ir buvo įvairios operacijos. Darėm braziliškus, iš Suomijos buvo atvažiavus. O šiandien mūsų mylimiausios operacijos, 3 krūtų padidinimą. Ir labai smagu atvažiuoja irgi svečių iš Latvijos. Tai va, tai jūs gal, ką, mes pratęsim pokalbį. Paklausit, kaip operacinę penktadienį sutinkote. Miela operacinė, kaip sutinkat penktadienį? Kaip nuotaikos? Geros? Ką veiksit operacinę penktadienio vakarą? Lauksime pirmadienio. Savaitgalio laukiam tik tam, kad sulauktume pirmadienio. Mes norim dirbti. Pirmadienio, kaip norim, negalime. Ką operuojam? Papyčiai. Jūsų mylimiausia operacija? Pati. Po nosies. Panosės. Gerai, kiek žada trukti? Valandą 10 minučių. Oho! Kada vidutinis pakėlimas? Valandą 15 minučių. Nes? Vysime su vidiniu pakėlimu. Jau. Laukiam daktaro operacinį. Nu, Jolanta. Jolanta? Na va, tai vakar buvo mažasis penktadienis, šiandien jau didysis. Kokios čia pagrindinės dabar aktualios mūsų klinikai šiai dienai? Džiaugiamės, kad ši savaitė buvo labai darbinga. Ir atlikome daug operacijų, bet kartu save linksminom, kad išėjome naujų metų Karštligė. Ir aišku, renkame vietą ir datą, kada švęsime tuos metus. Nu, pagaliau priėjom tos išvados, kad mums reikia bendradarbiauti su tais dainininkais, kurie su mumis draugavo. Ir šį sezoną, aišku, nepaslaptis, kad mums koncertuos Soleris, kuris džiaugiasi mūsų darbu ir mes džiaugiamės ir jis patenkintas. Mes operavome jam nosytę. Tai man tokios aktualijos šiai dienai ir džiaugiamės, kad jau pusę metų klinikoje ir turim tokią puikią administratorę kaip Ugnė. Nu, Linai, kur jūs paslėptas? Va. Aistė. Taip, daktarė. Paskutinė Operacija, taip, penktadienis. Didysis penktadienis, savaitgalis, viskas. Ir ką, ir geriausia operacija, mėgstamiausia? Papyčiai. Na, Mylimiausia. tai ką, Ugnytė, ačiū. Geros operacijos, gero savaitgalio visiems. Iki. Laukiam planelio. Panelis bus.